trečioji diena prasidėjo šioje vietoje. Bet mes galvom nepasilikti, pusryčiauti, varysim kitur. O šiandien yra 23 metų, rugsėjo 28. Mūsų trečioji diena Islandijoje. Rytinis dušas prieš mūsų akis. Eisim nusiprausti į tualetą ir į šitą dušą. Nežinau, ar labai protinga mintis, bet mes planuojam eiti po šiuo kriokliu ir sušlapsim turbūt, nes jau dabar yra belė kokia dulksna. Super pavojinga. Eina savo. Čia gali ir žūti. Bandom eiti per akmenis, bet kamščiai. Kojų kamščiai. Yra šniūrai, naudokite šniūrai. Bandom, bandom. O Dieve. Dabar batai praverčia. Jo. Kaip sunkiai. Davasa. Oi. O Dievai. Ir pro kokius atėjo akmenis. Dar tenai reikės lysti. O čia tai grožis. Koks galingas krioklys. Toks grožis. Dar kai gali į kitą pusę nueiti. Visai kitaip žiūri su krioklys. Jo. Jo, papa, visą autobusą turistų atvežė. Kaip džiaugiuosi, kad jau apžiūrėjom krioklį, nes čia turistai tiesiog šniūrais važiuoja. Aš nežinau, čia dar rytas yra, čia nemiega. Nesuprantu. Čia kažkokių suvenyrų. Kiek? 10 ryto, čia beveik kiek, jau pilna aikštelė. Ar tu nusprendai man padovanoti trolių? Vieną dantį, ilgą nosį. Vieną dantį, ilgą nosį. Mielą trolių. Parsivešk. Tai va tokiam mini size. Čia aš, mano plaukai. Jo, gerai. Ir angelas grynas. Nu va, mano veidas. Pasirodo, jie mėgsta mane. Kokia 10 laipsnių? Mes važiuojame į parduotuvę, artimiausią miestelis už 10 km. Kažką reikia islandiško maisto apsipirkti, nes jau Farerų salų maistas jau į pabaigą. Ir naminio maisto tai turim labai daug, bet aišku duona, su kitokio pienas, dar kažką reikėtų jau tęsti įpirkti. Skaniau būtų. Ir aišku, užsipilti degalų, nes liko 270 km, o kiek skaitėm patarimus Islandijos keliautojams, kad pamatai degalinį ir piliesi, nes po to gali būti nerasti daug kilometrų važiuojant jokios degalinės. Nors šiaip tai degalinių pilna atrodo. Visko čia pilna. Nėra taip blogai, kaip sako kiti. Einam apžiūrėti, kas čia gero. Yra biškinius. Kažko yra, bet mes mėsos nevalgom, tai ieškom visko, kas susijęs su žuvim arba veganiškai. Internete skaitam, kad geriausi sumuštiniai Islandijoje yra tuna fisk. Pigus ir sotus. Nes tikrai labai atsižvelgiam į kitų žmonių rekomendacijas, prisiskaitę Pinterest'e. Spurgos kainuoja 3,5. Svarbiausia pasimti duonos. Gal šį kartą rasime ne geltonos spalvos, o paprastą. Čia bus kitokia. Gerai, bet įsivaizduojat, kiek kainuoja brangiai duona? 4 eurų. 4 eurai. Bet, o ką daryti? Galioja iki spalio 3.
Gerai. Tai vieną dieną trumpiau nei mes čia būsim. Limonada, ne? Koks limonadas. Nežinau. Viliojančios išvaizdos. Gal pasiemam tokį foną? Gerai. Vieną foną pasimkim. Jei bus neskaniai, tai daugiau nebeimsim. Susipirk kokį nori. Vitaminų? Jo. Bet mes turim daug visokių vitaminų. Nu ir pieno dar pasiemam. Islandiško. Mažiuką kažkokį. Bet jau panašu į pieno spalvos vitaminų. Bandysim, paragausim. Susikraunam savo begą. Ir varom. Apsipirko. Tik tais 5600 kronų. Tik tais 5000. Eurais tai būtų 40 eurų. Iš tikrųjų dabar jau yra 3 diena ir mes pirmą kartą apsiprekiam. Ragaujam islandiškus sumuštinius su tunu. Visai, žinokit, visai nieko. Skanu, valgoma. O jeigu bus Islandijai, tokius va, pirkit. Skanu. Pagaliau pavyko užsipilti pilną baką kurą. Pirmą kartą degalinėj pyliausi dyzelį. 22 000 kronų rezervavo, o užsipyliau kuro 49 litrus. Nu tai apie 112 eurų kainavo. Iš 2 eurų kainuoja kuras. Šiaip vos nebrangiausia Europoje. Islandijoje dyzelis kainuoja. Dabar ką, išsirinkom sekančią stotelę, Secret Lagoon. Ten yra geoterminis baseinas. Tai važiuojam dabar tenai 60 km ir žiūrėsime, koks oras bus, nes labai, kaip pastebėjom, Islandijai nieko negalim planuoti, reikia tiesiog važiuoji į objektą, jeigu oras geras stoji, jeigu oras blogas nestoji, važiuoji toliau. Išgersiu 100 gramų imunitetinį šotą. Mes važiuojame į vandenį pasimaudyti, kad nesusirgtume. Aš irgi ant rasos iššausiu vieną immunity shot. Skaniausia. Sveikatą. Skaniai? Koks imbierinis. Važiuojam pro miestelį, kurio pavadinimas yra Helo. Pragaras. Pragaras arba labas. Kadangi pasiskaitėm daug blogų komentarų apie šitą Secret Place, Secret Lagoon, tai nusprendėm nebe rizikuoti ir nebe apsilankyti. Taip, nes ten yra vienas tiesiog didelis baseinas, pilnas žmonių. Tas baseinas maitinamas ten kažkokiu karštu vandeniu, vaizdo nėra, o žmonių pilna ir kaina irgi ten aukšta 30 eurų, kiek ten vienam žmogui. Ir šiaip šalta. Tai... Ir laukia plus linuoja, vėjukas, tai geriau saugosim savo tą imunitetą ir nerizikuosim, nes mes čia dar būsim dar geras 5 dienas. Tai mūsų šios dienos nauja vieta. Labai, labai milžiniškas krioklys, laiptuotas. Galiu parodyti, kaip atrodo Bekelių autobusas su 8 varančiais. Va čia tai Adventure autobusas. Kiaurai jaučiusius kalnus važiuoja. Oh my god, įsivaizduojat, rūko kažkas. Ar degina kažką? Ne, ten iš tikrųjų yra geizeris. Varom apžiūrėt geizerių! Sekanti stotelė. Labai greit, už 10 minučių nuo to krioklio atvažiavom prie geizerių, kur šauna vandens srovė į viršų. Maždaug kas 3 minutės. Tai bandysim ir mes tai užfiksuoti.
ant akmens parašyta gejsir. Tai ir galvoja, koks čia gėjus, blemba. Seras gėjus, gėjus seras. Bet čia turiu omeny geizeris. Aš manau, kad čia nuolatinis vyksta veiksmas, o pasirodo, čia reikia... O, veiksmas, kaip tik mano akise. Geizeris šovė. Vau, ir man pavyko užfiksuoti. Oh my gosh. Va čia tai žiaurus. Nu jo. Oh my god, tiesiai mūsų pareina. Dabar prie sekančio geizero. Čia ne vienas yra, o daug jų. Jo, pažiūrėsim, gal dar yra tokių besispjaudančių. Aislandų. Taip. Kaip puodas verda. Eina savo. Mini geizeriukas. Čia dar turi netgi vardus jie. Little geyser. Oh my god. Tai šitie geizeriai pasirodo yra verdantis nuo 8 iki 100 laipsnių, taip sakė Artūras. Ten padarytas kaip namelis, iš kurio rūksta dūmai. Kaminas grynas. Grinai. Wow. Apžiūrėjom geizerius, esam labai patenkinti. Toks fainas gamtos reiškinys. Maždaug kas 3-4 minutės iššauna po geizerį. Čia galėčiau visą dieną stovėti. Ne? Galėtume stovėti visą dieną, jeigu nereikėtų važiuoti kitus objektus. Važiuojam toliau. Aplink Islandiją iš pusvalandžio privažiuosime į Ugnikalnį, kraterį, kur galime lipti į kalno kraterį. Artūras nusprendė lenkti. Per 3 dienas dar nieko nebuvo lenkęs. O, apdėjo. Ant 95. Pasirodo, Islandijoje gyvena salas. Ką išveikia. Tolumai matosi debesis, kurie atrodo apšviesti iš viršaus. Saulė virš debesų atrodo, kad mes patys esame kažkur dangui. Per visą Islandiją Artūras niekaip neatranda šiukšlinės, kur galėtume savo šlamštą išmesti. Bet gal dabar mums pasisekė. Čia Artūrai, važiuok, didesnį. Kam? Atvažiavom prie kraterio. O, apsuksiu, pažiūrėsiu. Skraido čia va tokie lėktuvai. Gal ir mums tokį reikia sunuomoti. Geras. Žodžiu, užlipsim pažiūrėti kraterį. Kiek supratau, eina jo vidų netgi lipti. O po to reikės jaučiu ieškoti jau mums rimtą kažkokią jau chatą užsisakyti. Nes jau 2 dienas miegam mašinai, tai yra naktį. Tai 3 naktį gal reikėtų jau išsimiegoti ir kažkaip ir išsimaudyti ir viską biškį atsigauti. Nu, o dabar einam apžiūrėsim kraterį. Eisim į šitą duobę. Vadinasi Kerib. Čia yra kas tikitų budelė. Artūras sumokės 450. Tai yra 900 iš viso. Pinigų. Islandijos pinigų. Išvertus į lietuvių pinigus išeina po 3 eurus maždaug. Toliau einam. Kas čia per velnas? Tai čia mes atėjom pažiūrėti į šitą duobę? Jo. Čia visas tas gyris. Tiesiog kažkokia velnio duobė. Taip. Oh my god. Atiduok mano 3 eurus. Ką daro šitas krateris? Ilsis. Ramybė. Taip, mes matome besilsinti ramybėje kraterį. Jis nieko nedaro. Kas čia įvyko? Gal nukrito meteoritas? Na, čia ugnikalnis kažkada buvo, manau. Rimtai, čia ugnikalnio yra duobė. Taip, kraterį. Tai einam viskas į vidų. Eisim į apačią, tiesiai į kraterį. Pasižiūrėti, kodėl ten toks vanduo mėlynas. Gal lava įsiverš tuo pačiu, kaip iš geizerio, netikėtai. Labai keista. Čia lėktuvai skraido aplinkui. Jo, gal reikėjo lėktuvą geriau pasimti. Mėto O bombą. kokie laiptinukai?
Eini, raudoni laviniai. Atsargiai, Artūrai. Ką gali pakomentuoti? Turiu sargį. O, Leidžiame žaidimą. ola. Įdomu, vanduo ten šiltas ir šaltas. Reiks būtinai pabandyti paliesti. Bet čia toks atrodo, kaip koks asteroidas būtų nukritęs ir palikęs tokią duobę. Čia kažkada senais laikais buvo įsiveržusi lava, o dabar yra tiesiog ežeras vidury Kraterio. duobės kraterio pagal Artūrą. Įsivaizduojat, kaip baisu. Nu, o dabar gražu. O dabar sėdim ant saliuko, vat vieni du. Ir kaip mums pasisekė, įsivaizduojat, nieks neužėmė šito suolo. Tik mes. O. A&A Explorers, linkėjimai iš kraterio. Artūras nusprendė paliesti kraterio vandenį. Ar šiltas vanduo? Labai šaltas. Labai šaltas. Labai šaltas. Ne, tavo ranka apšildė jį, nes man šiltas. Išlindę iš lavos kraterio apsistojome, tiksliau atvykome į esantį netoliese mišką. Miškų šiaip Islandijoje nėra, bet štai mes miške. Ir medžių čia nėra pagal idėją. Bet mes verdame miške sriubytę. Na. Nem. Laukiam, kol išvirs. Užsivirinom tokią karštą sriubą, kad dabar noriu, kad atšaltų. Todėl prašau Islandijos atšaldyti mano sriubytę. Nes degalė žuvis. Nu, pagaliau galim pasivaikščioti ir po Islandijos mišką, kur sakoma internete, kad Islandijoje nėra miškų. Ir medžių nėra. Ir medžių. Va, prašom. Normalus miškas. Va, auga eglės, krūmai. O, grybauti dar galima. Nu, Gerai. va. Koks tai miškas. Yra tų miškų. Prisimena. Mitas, kad čia nėra miškų, kad čia medžius gali rasti nebent privataus žmogaus kieme. Va, čia niekieno kiemas. Visiškai. Važiuojame į sekantį objektą turistinį. Už valandos kelio, 80 km. Tiesiog įvairiausi geizeriai, olos, gamta spalvotas, geltona, žalia, raudona, nuklotas spalvomis. Tai tiesiog tenai pasivaikščioti, pažiūrėti, šiandien bus paskutinis, nes čia bus prieš saulį nusileidžiant šitas objektas. Nu. Šito būdo geriausia ir kaip čia sužinai, šitas garsas iki kalvo rainuoja, jam skauda ranką, jai skauda koją ir mišiau, dar vienas pusas ant mano dažnai ieško tavo dėl. Jei kas nepatiks, paprašysim apsauginę, kad jis partijų išimna ir išmestų padarį. Išlipu iš mašinos, iš šios dienos paskutinį objektą. Jau matosi, kas ten yra.
dar truputėlį pasikvepuoti kiaušinių kvapą atvažiavom. Artūrui skauda galvą, bando pasisveikti. Nu, atvažiavom dar prie visokių šaltinių, geizerių, kunkuliuojančių. Girdisi, bet per tos garus nieko nesimato. O, matosi. Kunkuliuojantis geizeris. Ir čia toksai visas takas eina tarp tokių. Kvapas tai toksai, nežinau, kiaušinių, siera. Matėm ženklą, kad gali būti explosive. Įvairiai čia. Explosion gali būti? Nu. Kunkuliuoja. Takmuo kilnojasi. Tai viskas verda. O, toliau. Kunkuliuoja. Tikrai buvo verta čia ateiti. Toliau. Viskas čia už mūsų verda. Kunkuliuoja, garuoja. Kvapas tai ne kažką. Ilgai čia nepabūsi, bet... Man jau žinokit, nuo to kvapo galva mažiau skauda. Mažiau skauda? Nes labiau smirda aplinka, kad Oi, kaip galvą smirda. pamiršti. Ne, iš tikrųjų atrodo, kad kokiam tualete būtų kvapėlis. Tai... Tualete būn geresnis kvapas. Nu jo. Kad ir kaip kiaušiniai smirda. Eina savo. Lipam, va dabar bandysim įlipti va tokiais laiptais. Ką, toliau? Užlipam patį viršų. Vaizdas iš viršaus tai dar labiau spūdingas. Visur garuoja, kunkuliuoja kaip fabrikas veikia. Vau. Kadangi neturim dujokaukių, neatsivežėm, tenka evakuotis kuo skubiau iš šitos zonos. Ja, Mes einam. dar norim likti blaivaus proto, neapsinuodiję šitais kiaušinių kvapais. Artūras atrado Kambarį name. Sumokėjau tik 157 eurus. Taip. Ir manyčiau, čia geriausias variantas. O čia tiesiog va miestelį namas, namo kambarys. Ir va geriausias variantas, kurį buvo galima ekstra staigiai rasti. Beje, mes dar tuo metu nežinojome, bet šiame miestelyje, kuris vadinasi Grindavik, už poros savaičių įsiveržė ugnikalnis, tiksliau lava. Ir man šiame namo kambaryje, kurį mes įsinomavome, naktį prasidėjo panika. Retai taip nutinka, bet matyt nujaučiu, kad čia ypatinga ir katastrofinė vieta. O Artūras išliko ramus, tačiau grįžęs į Lietuvą labai nustebo, kad po poros savaičių čia įsiveržė lava. Ir tai buvo kažkoks keistas sutapimas, kad mes būtent pasirinkome šią vietą apsistoti. Ir mes šiuo metu esame Grindavike. Varom į savo nakvynės namus. Pasukite dešinėn, tada pasukite kairėn. Šitas mūsų namas yra mūsų nakvynės namai, guest house. Svečių namai. Atvažiuojam. Kelionės tikslas yra dešinėje. Ateinam
į savo apartamentus, kuriuos įsigijom vienai nakčiai guest house. O čia mūsų kambarys šios nakties. Kas pro langą matosi? Žiūrėk, langas į niekur.